Trimble Business Center pritaikyta įvairiems geoerdvinių duomenų apdorojimo procesams, taip pat ir dronų surinktų nuotraukų apdorojimui fotogrametriniam procesui. Pasileidę Business Center programinę įrangą, pirmą turime įsitikinti, ar fotogrametrijos modulis, štai šis yra aktyvus, kad galėtume apdoroti dronų surinktas nuotraukas. Mes turime būti pasijungę prie paskyros, jeigu turime programinės įrangos prenumeratą ar demo versiją. Šiuo atveju matome, mes pasijungę prie tbc@geonaus.lt account'o. Taip pat paspaudę support tabą prie License Manager galime matyti, koks mūsų licenzijos tipas, šiuo atveju, kaip ir minėjau, subscription. Jeigu turėtume mechaninį apsaugos raktą, tai būtų pastovi licenzija hardware ar software ar patinklinė licenzija. Ir kiekvienas apsaugos raktas ar licenzija gali turėti skirtingus modulius. Tai šiuo atveju mums aktualūs aerial photogrammetry ir scanning. Scanning tai ne tik 3D skenerio duomenų apdorojimui, bet ir taškų masyvo apdorojimui. Jeigu aktyvavus licenciją, moduliai čia yra rodomi, bet meniu punktai dar nėra aktyvus, point clouds ir photogrammetry, tai reikėtų programinį įrangą paleisti iš naujo. Tada mes susikūrėme naują projektą, koordinačių sistemą galime čia nekeisti, spaudžiame OK. Ir tuomet einame į photogrammetry tabą ir realiai visas apdorojimas vyks šių mygtukų pagalba iš kairės į dešinę ir pirmų etapų pasikeičiame koordinačių sistemą. Tai šiuo atveju mums rodoma, kad recently used coordinate systems, kurias paskutiniu metu naudojam. Tai pasirenkame LKS94 su geoido modeliu naujausiu. Jeigu nebūtų koordinatės sistema naudota, pirmą kartą naudosite, tai reikėtų ją iš sąrašo susirasti ir būtent išsirinkti šį geoido modelį, kuris jau yra instaliuotas programinėje įrangoje. Tai galime tai ir padaryti. Switch LKS. Taip. Spaudžiame Next. Geoido modelį parenkame iš sąrašo. Taip pat galime nustatyti, kad geoido modelio quality ar kokybė tikslumas yra surveying ir spaudžiame Finish. Apačioje matome, kad mūsų koordinačių sistema LKS94 buvo pakeista. Tuomet sekančių punktų mes importuojame duomenis, import US data, spaudžiame šį mygtuką, pasirenkame katalogą ir pasirenkame pirmą nuotraukų katalogą. Matome iš nuotraukų EXIF informacijos nuskaitoma kameros informacija, focal length, pikselio dydis ir kokiame aukštyje buvo kartografuotas kristas, šiuo atveju 30 metrų. Ir spaudžiame import mygtuką. Taip, turime langą, kuriame galime pakeisti ir nurodyti imtuvo informaciją. Tai šiuo atveju imtuvas yra traktuojamas kaip dronas, kuris buvo nešiklis, ir šiuo atveju matome, kad Phantom 4 RTK dronas yra. Tai čia mums nieko keisti nereikia, spaudžiame OK ir importavimo procesas vyksta toliau. Taip, toliau yra, matome jau fone importuotus nuotraukų koordinatės ir dabar yra taip pat sugeneruojamos žemesnės rezoliucijos nuotraukų vaizdai, kurias galėsime mes peržiūrėti programinėje įrangoje. Taip, matome
turime pranešimą, kad mes turime vieną klaidą ir 0 perspėjimų, galime pažiūrėti, su kuo susijusi šitą klaidą. Taip, tai šiame lange dar galime įstikinti, kad mes parinkome teisingą koordinačių sistemą. Ir žiūrime klaidą, rašo klaida numeris 1, neatpažintas imtuvo serijinis numeris. Tai šiuo atveju mums imtuvo serijinis numeris visiškai nėra svarbu. Tai mes apie šią klaidą nekreipiame dėmesio. Taip pat importuojame lygiai tokiu pačiu būdu ir antrą katalogą. Mes turime du nuotraukų katalogus. Galėtume mes tas nuotraukas taip pat ir nebūtinai per šitą import US master US data langą, galėtumėm drag and drop būdu importuoti. Čia šiuo atveju parodau, kaip tai padaryti atsiverčia tą atskirą langą. Procesas tas pats. Duomenų importavimo greitis labai priklauso ir kokį kompiuterio diską naudojame, ypač nuotraukų overview sugeneravimui ir tolimesniam procesinimui, tai SSD diskas tikrai pagelbės. Taip, turime suimportuotas visas nuotraukas ir galime mes pažiūrėti prie Project Explorer, kairėje pačioje skilties, kas buvo importuota. Tai matome, importuoti buvo failai iš nuotraukų skrydžio katalogų. Taip pat turime 2 atskiras misijas. Tai šiuo atveju kartografuojant buvo kaip ir viena misija kartografuota, bet kadangi dronas nusileido pakeisti baterijas, tai buvo sukurti drone 2 atskiri katalogai ir programinė įranga jos dabar traktuoja kaip 2 atskiras misijas. O čia paspaudus ant misijos matome misijos poligonas apibrėžiamas, kuri misija kurios skrydžio metu buvo kartografuota. Čia matome, kad šita misija buvo daugiau skirta matyti papildomam skersiniam nuotraukų persidengiamui. Įėjus į katalogo vidų mes turime kiekvienos nuotraukos informaciją, kiekvieno čia šiuo atveju taško informaciją ir taip pat turime ir koordinates. Prie nustatymų, prie projekto nustatymų galime mes pakeisti nuotraukų vaizdavimą 2D vaizde. Tai šiuo atveju mes pasirinkame meniu skiltį Views ir Referent Images. Tai galime keisti nuotraukų vaizduojamą dydį, ar jos yra permatamos, galime uždėti jas. Taip pat šitų nuotraukų rezoliuciją, jeigu norime jas geresnės kokybės matyti, galime taip pat pakeisti čia. Ir pakeiskime matymo atstumą, kad jos būtų mažesnis, šiuo atveju 5 metrus ir spaudžiam OK. Ir šiuo metu matome, kad nuotraukos yra permatomas ir mažesnis. Taip pat Trimble Business Center programinį įrangą galime labai paprastai pakeisti foną į baltą. Čia apatinėje juostoje Toggle Background Color paspaudę. Matome, mes turime dabar baltą foną. Kai kuriais atvejais jisai galbūt ir patogesnis. Ekrane dabar dronų surinktų vaizduojamą informaciją galime mes taip pat pakeisti, ką mes matome. Tai einame į View Filter Manager ir į tabą Photogrammetry. Ir čia mes galime keisti, ką mes ekrane vaizduojame, ar drono ikonėlę rodome, ar nuotraukų patį turinį rodome, ar galime tik tai palikti, kad tik tai kontūrą rodytų. Tai šie nustatymai keičiami čia. Na ir kadangi matome, kad nuotraukų pavadinimai pakankamai daug ekrane užima vietos, mes galime taip pat nustatyti, kad jų nerodytų. Tai darome per Project Explorer
per taškus turime pasižymėti visus taškus. Properties ir show label, mes pažymime off. Tai šiuo atveju turime švaresnį vaizdą, langą ir galime aiškiau matyti surinktų nuotraukų pozicijas. Galime įsijungti ir background foną, jeigu norime įsitikinti, kurioje vietovėje buvo kartografuojama. Tai šiuo atveju matome paprastą vektorinį vaizdą, bet nustatomuose galime pasikeisti ir matyti ortofoto, kuris yra užkraunamas per internetą. tą padarysime taip pat prie projektų nustatymų. Čia Project Settings, tai čia visi nustatymai, kurie susiję su būtent šiuo konkrečiu projektu, o šalia yra ikonėlė Options, tai būtent nustatymai viso Trimble Business Center, visos Trimble Business Center programinės įrangos. Tai pasirinkame Project Settings, mes buvome Referent Images ir mums aktualu dabar Plan View. Ir čia matome, kad Background Map Visible Yes ir Type Street, ar galim parinkti Satellite. Tai turim ortofoto žemėlapį. Ir jeigu mes jį norim išjungti patogiai, tai apačioje yra mygtukas Background Map, mes spustelėm ir jį išjungiam. Šiuo atveju buvo kartografuota su RTK dronu, bet mes turime taip pat ir kontūrženklius, kuriuos importuosime ir galėsime panaudoti kaip kontūrženklius ir kaip kontrolinius taškus. Tai importą darome taip pat per tą patį langą. Home, Import. Pasirinkame tą patį katalogą. Taip, ir mūsų kontūrženkliai yra CSV tekstinėme failiuke. Atsiverčia format importeris ir čia mes jau turime įvairių formatų, kuriuos esame nusistatę, tai galime ir patys naujus susikurti pagal išplėtimo extension tipą. Šiuo atveju mes turime jau sukurtą formatą, tai mums reikia tik tai pasirinkti. Pasirinkame šį ir pirmas taškas yra taško numeris, toliau Northing, Easting ir Elevation ir feature code ir kodas. Tai matome, kad pirma eilutė buvo virtuali referencinė stotis, mums nereikalinga, jos importuoti nereikėtų, mes ją taip pat galėsim eliminuoti. Tai spaudžiame mygtuką Next. Next. Tai šiuo atveju čia ir galime parinkti, kiek eilučių mums neimportuoti. Tai mes parinkame, kad vieną eilutę neimportuosime. Toliau spaudžiame Next. Ir jeigu būtų būtinybė, čia mes galime dar stulpelius vietom apkeisti. Jeigu viskas ok, spaudžiame mygtuką Import. Ir čia būtent būtų galima užsisaugoti jau naujai sukurtą šabloną sekančiam importavimui. Ir matome mes trikampėlius, būtent mūsų importuotų kontūrženklių. Taip pat programinė įranga, jeigu mes spaudžiame ir vienu metu paspaudžiame ant kelių objektų, mums iškrenta pasirinkimo langas, tai šiuo atveju ar mes norime pasižymėti mūsų tašką, kontūrženklį ar nuotrauką. Ir visi importuoti taškai atsiduria mums taip pat bendrame sąraše kartu su nuotraukų koordinatėmis. Tai grįžtame vėl į fotogrametrijos skiltį. Taškus suskleidžiame ir galėsime pradėti duomenų apdorojimą. Kadangi mes norime abudu
skrydžius apdoroti vienu metu, tai mums reikėtų susijungti šias dvi misijas į vieną. Tai mes galime jas pasižymėti, paspausti Ctrl mygtuką ir paspausti Merge Flight Missions. Ir matome, kad mums per sekundę sujungia visą skrydį į vieną misiją ir mes jau turime vieną bendrą oranžinę spalvą pavaizduotą skrydžio poligoną. Tai informacija išliko viduje pagal kiekvieną skrydį taip pat, bet mes turime jau vieną misiją bendrą. Na, taip pat mums reikėtų nepamiršti užsisaugoti projekto, nes jeigu programinė įranga išsijungtų, tai visas mūsų procesas kaip ir prapultų. Tai import US data, tai mes jau šį etapą darėme, importavome nuotraukas. Šiame etape būtų galima parsisiųsti bazinės stoties GNSS duomenis, jeigu mes norėtumėm daryti post-processingą, bet kuriuo atveju mes galėtume naudoti ir iš Litpos bazinės stoties parsisiuntą informaciją. Tai šiuose mokymuose apie tai nekalbėsime, bet paminėsiu tik tai, kad jeigu kartografuojant RTK būdu RTK ryšys buvo nutrūkęs, tai galima daryti post-processingą. Iš drono yra parsisiunčiama statinė informacija skrydžio nuotraukų koordinatės, taip pat reikia parsisiųsti iš savo bazinės stoties arba iš Litpos taip pat referencinius duomenis ir juos galima išlyginti ir gauti tikslės nuotraukų koordinatės. Tai matome, kad šiuo metu net ir neaktyvus šie mygtukai Process Baselines ir Clear Processing ir yra, nes mes neturime bazinės stoties duomenų. Tai sekantis žingsnis būtų Adjust Photo Stations, tai būtų sukuriami ryšio taškai ir patikslinamos nuotraukų koordinatės. Tai spaudžiame šį mygtuką. Ir dešinė pusė atsiverčia langas, šio pasirinkimo kažkokio nėra. Jeigu būtų misijos nesujungtos, čia galėtume atskirai pagal misijas tai daryti. Šiuo atveju yra vienintelis pasirinkimas. Ir kol kas mes kontūrženklių neapdorojame, nepamatavome, tai tai darysime vėlesnėme etape būtent šio mygtuko pagalba Adjust Photo Stations with GCPs. Tai šiuo atveju tik tai pasižymime skrydžio misiją ir spaudžiam Adjust. Tai be abejo šitas procesas užtruks kažkiek ilgiau, vėlgi labai priklauso nuo kompiuterio resursų. Visada programinį įrangą mes galime pasižiūrėti, kurie procesai daugiausiai dirba ir konkrečiame etape labiausiai aktualūs, tai šiuo atveju matome, kad procesorius nemažai apkraunamas, atmintis nėra taip labai apkraunama ir C diskas taip pat kol kas neapkraunamas. Vaizdo plokštė išnaudojama matom pakankamai efektyviai, tai nuo vaizdo plokštės parametrų taip pat priklauso apdorojimo greitis. Ir šiuo metu jau matome, kad procesorius yra pilnai apkraunamas ir vaizdo plokštė išnaudojama taip pat. Taip, tai šitas etapas Adjust Photo Stations šiam projektui, kuris turi apie 300 nuotraukų, užtruko apie nepilnai gal 10 minučių ir rezultate mes turime langą, kuriame mes spaudžiame Apply Adjustments. Ir kaip rezultatą matome paštą Success, Ready to Apply. Ir turime dialogą, kuriame mums siūloma peržiūrėti ataskaitą. Paspaudžiame jas, mums atsiverčia labai detali 30 puslapio ataskaita, kuriame galime mes pasitikrinti įvairius duomenų apdorojimo parametrus, kaip ryšio taškų pasiskirstimas, matome pagal spalvas, kuriuose
mėlynoji žalioji didžiausias nuotraukų persimas, kur yra mažesnis ir daug įvairios informacijos, bet prie šios ataskaitos mes dar grįšime, kai turėsime kontūrženklius, nes bus mums aktualu pažiūrėti, koks yra tikslumas rezultatų panaudojant kontūrženklius. Taip pat mini suvestinę turime ir čia, results tabe. Mes matome, kad vidutinis skrydžio aukštis buvo 30 metrų kartografuojant, iš viso nuotrauko buvo 271, 23 buvo atmestos nuotraukos, neįtrauktos į projektą, greičiausiai tos, kurios buvo arti prie ežero, nes kartografuojant vandens paviršius neturi išraiškingų elementų ir dažniausiai tos nuotraukos yra atmetamos. Ir taip pat matome, kad ground resolution gavosi apie 8 mm. Tai ortofoto susigeneravę tokios rezoliucijos ortofoto ir gautume. Taip. Na ir sekančiame etape mes galėsime jau pažymėti kontūrženklius. Adjust photo stations with GCPs. Šis meniu punktas. Ir šiame dialoge mes turime pasižymėti taško numerį, galima čia įrašyti ranka, jeigu žinome taško numerį, arba mes prie Project Explorer Points pasižymime pirmą kontūrženklį ir spaudžiame, čia užsirašo taško numeris ir spaudžiame plius skaičiuką. Mums atsiverčia pirmą nuotrauką, pati programinė įranga surūšiuoja nuotraukas pagal jų tinkamumą, artimumą ir matome, kad trikampėlis jau pažymėtas labai arti centro, tai mums jau iš karto parodo, kad nuotraukos buvo kartografuotos RTK tikslumu ir apdorotos kokybiškai, nes jau mes ir be kontūrženklių apdoroję tą projektą matome, kad gautume labai gerą rezultatą, centimetrinį tikslumą. Bet kokiu atveju mes pažymėkime kontūrženklius, tai su pelyte prisizuminam, spaudžiame vieną kartą centre ir tada mums iškrenta toks papildomas langas, kuriame mes dar kartą turime, prizumintas langas, kuriame dar kartą turime paspausti ir pasižymėti kontūrženklio centrą. Ir analogiškai programinė įranga atverčia antrą nuotrauką, taip pat mes irgi čia turime prisizuminti su pelyte, paspausti vieną kartą ir dar kartą ant centro. Ir dešiniai pusėje matome, kad enabled, šitos dvi nuotraukos jau buvo bus įtrauktos į išilginimą įskaičiavimą. Tai mums reikėtų pažymėti, vienam kontūrženkliui apie 10 nuotraukų ir lygiai tokiu pačiu principu. Jeigu mums nuotrauka pasirodo nekokybiška ir ją nenorime žymėti, tai mes šiame lange galime patys pasirinkti kitą nuotrauką ir būtent tada joje žymėti. Nebūtina žymėti visose nuotraukose iš eilės, matome, kad ši nuotrauka ir buvo praleista. Tai aišku, kuo kampas įžambesnis nuotraukos, tuo mums sunkiau joje pažymėti, tai galime ją praleisti. Taip pat šio Trimble Business Center programinį įrangą matome tokius vektorius, tai būtent kampus, iš kurių kampų šios nuotraukos yra matomos, pažymėtos. Tai bet kokiu atveju labai gerai, kad tas kampas būtų kuo statesnis, nebūtų tik iš vienos pusės užmėtos nuotraukos, tada tokiu atveju tikslumas bus žymiai didesnis. Taip pat turėčiau pastebėti, kad kontūrženkliai labai kokybiškai padaryti, labai kontrastingos dvi spalvos, juoda ir geltona gerai išsiskiria nuotraukose ir labai nesunku tiksliai pažymėti kontūrinius. Aišku, čia ir kartografuota buvo žemai ir pikselio dydis gavosi praktiškai mažiau negu centimetras. Tai taip pat dėl to. Mes matome kvadratuką, tai tas vienas kvadratukas ir turėtų būti apie 8 mm. Taip, ir procesas su tais kontūrženkliai lygiai toks pat. Spaudžiame ant antro kontūrženklio, spaudžiame pliuso ženklą, atsiverčia mums kontūrženklis, vėl spaudžiame ant nuotraukos ir
Jeigu norim dar arčiau pazoominam, tada dar kartą spaudžiam ir taip sumatuojam. Matome čia pavyzdį, kur kontūrženklis dėl saulės apšvietimo prastai matosi, tai šį praleidžiam, renkame sekantį ir taip sužymime visus kontūrženklius. Tai aš procesą kiek paspartinsiu, pats sužymėsiu visus kontūrženklius ir tada galėsime judėti toliau. Taip, analogiškai susižymėjome visus 8 kontūrženklius, kuriuos turime. Ir taip pat galime jas pasirinkti, ką programinė įranga darys su šiais taškais. Tai jeigu statusas enabled, tai šitas kontūrženklis bus įtrauktas į apdorojimą ir pagal jį bus patikslinamos nuotraukų koordinatės. Galim taip pat, jeigu mes sugalvojame, kad vis dėlto galbūt GNSS netiksliai pamatavo tą kontūrženklį ir žymintys mums netiksliai pasižymėjo, galime jį iš viso išjungti, disabled, arba žymėti as check. Tai as check bus kaip kontrolinis taškas, jisai visiškai neįtakos galutinių duomenų apdorojimo tikslumo, tik tai lentelėje matysime palyginimą tarp šio GPS imtuvų pamatuoto kontūrženklio ir jau sugeneruoto mūsų ryšio taškų. Sakykime, galutinio rezultato. Matysim, kiek centimetrų skiriasi. Tai bus mums labai geras indikatorius, kokia mūsų galutinis projekto tikslumas. Tai čia mes viršutinėje juostoje galime nuotraukas nenaudojamus įsijungti. Taip pat nepaminėjau, kad čia yra tabukai, mes visas procesinimo eiga matysis process view lange, mes galime pertempti ir plan view langas, tai yra 2D aplinkos langas. Taip pat mes galime peržiūrėti rezultatus ir 3D vaizde, tai paspaudžiame home ir 3D view, tai mums atsivers 3D vaizdas ir paspaudę ratuką, jeigu kitaip pelytė nesukonfigūruota laikant, mes galime matyti 3D vaizdą, kontūrženklių aukštį, iš karto matome, kad pirmas taškas kažkur aukštai pažymėtas, gal čia viskas ir tvarkoj, reikėtų aišku pasižiūrėti, ar čia tiek reljefas skiriasi, matome mūsų poligonus ir taip pat nuotraukas. Nuotraukų pozicijos, matome, kad viena misija buvo skrista šiek tiek aukščiau, būtent čia matom nuotraukos yra aukščiau, kita misija žemiau, tai programinė įrangai nėra svarbu ir taip pat matome mes, kad nuotraukos jau buvo išlygintos, ortofotografiškai geoorientuotos ir matome mes taip pat posvirio kampus. Matome, kad čia buvo ne nadir, o oblik misija daryti 3D, galima taip sakyti. Taip 2D vaizde galim pažiūrėti kontūrženklių išsidėstymą ir parinkti kai kuriuos kaip check taškus. Tai galime 6 tašką parinkti kaip check tašką, kuris yra šalia jo yra kiti 2 taškai ir daleiskim 4 tašką. Tai mes 4 tašką pasirenkame kaip check ir 6 tašką pasirenkame as check. Ir matome, čia prie kiekvienos nuotraukos irgi pasižymė as check. Ir mums dabar reikia atlikti galutinį išlyginimą pagal kontūrženklius, tai mygtukas apačioje adjust, mes jį ir paspaudžiame. Ir vėl turime langą, kuriame rašome success, ready to apply. Jeigu būtų kažkokia klaida, mes čia turėsime klaidą ir pranešimą, su kuo ta klaida susijusi. Tai šiuo atveju spaudžiame apply adjustment. Ir taip pat vėl mums pasiūlom atsiversti ataskaitą. Atsiverskime dar kartą. Tai matome, jau ataskaita žymiai didesnė, 39 puslapiai, kai prieš tai buvo be kontūrženklių 30 puslapių. Ir mes galime pažiūrėti į turinyje, galima paspausti iš karto ir atsiversti reikiamą puslapį, object,
Control Point Statistics. Spaudžiame čia, mums atsiverčia iš karto, matom 33 puslapis ir mes turime šiuos taškus 9, 1, 2, 3, 5, 7, 8 pažymėtus kaip Control Points ir matome jų tikslumus, duomenų apdorojimo tikslumą būtent prie šių kontrolinių taškų. Ir čia šiuo atveju matome, kad skaičiai milimetriniai ir buvo duomenys apdoroti, sakykime, idealiai. O sekančiame puslapyje turime grafinį vaizdą ir mes ieškome kontrolinių taškų. Kontroliniai taškai čia, 4 ir 6, čia šių taškų koordinatės, o patys tikslumai būtent čia. Tai matome X, Y, Z, čia viskas, čia tik tai centimetras su trupučiu, bet kokiu atveju čia praktiškai galima sakyti irgi milimetrinis tikslumas. Tai reiškia, kad būtent prie šių taškų duomenys buvo, rezultatas yra gautas pakankamai tikslus ir būtent tokio tikslumo. Tai reiškia, apdorojimas buvo tikslus ir kokybiškas. Taip, tai kol kas mes kažkokių suprocesintų duomenų neturim, turime tik tai išlygintas nuotraukas, retą taškų masyvą, galima taip sakyti, type points, kai kuriuose programinėse įrangose vadinasi. Bet pačių ortofoto taškų masyvo dar neturime. Jį susigeneruosime būtent šiuo mygtuko pagalba, Create Deliverables. Ir čia mes turime pasirinkimą sekantį. Galime pasirinkti kokiu tankumu, ar čia šiuo atveju rašoma quality, kokiu tankumu bus sugeneruoti mūsų duomenys. Tai aišku, jeigu taškų masyvas yra retesnis, tai ir pažymėti bus smulkų objektą sunkiau. Tai galima sąlyginai sakyti, kad čia susijęs su kokybė, bet kokiu atveju taško koordinatės tikslumas jis nebus prastesnis. Ir čia mes užvažiavę su pelytė, palaikę šiek tiek pelytę, toje vietoje galime matyti pranešimą, kokio tankumo taškumas bus sugeneruotas. Taip, tai high rezoliucija. Matome, kad mes turėsime taškų masyvą, susigeneruosime po vieną taškų masyvo point cloud tašką, kas vieną ar kas 3, tarp 1-3 pikselių. Tai grubiai, jeigu mūsų GSD šiuo atveju mažiau negu centimetras, tai kas centimetrą, maksimum kas 3, turėsime po vieną point cloud tašką, tai kas yra pakankamai tanku. Ir jeigu mums reikia retesnio taškų masyvo, galime iš karto pasirinkti opcijos medium ar low, tai žymiai greičiau susigeneruos taškų masyvas. Žinoma, jeigu mes susigeneruosime high kokybės, mes vėliau bet kokiu atveju su point clouds įrankiais galėsime taškų masyvą prasiretinti ir išsifiltruoti. Tai šiuo atveju mes palikime opciją medium. Toliau. Yra 2 tipai rezultatų sugeneravimo, kaip mapping ir 3D modeling. Mapping, jisai orientuotas į daugiau žemės darbus, į inžineriją, 3D modeling, daugiau modeliavimo ir ypač 3D objektų, pavyzdžiui, pastatų, kai mums ypač aktualu duomenys ant vertikalių paviršių kaip fasadų. Tai mes turėtume pasirinkti vieną arba kitą duomenų apdorojimo tipą. Tai galim pradžioje 3D modeling apžvelgti opcijas. Tai matome, čia galime, kad pasirinkti generuosime point cloud ir 3D meshą. Ir šiuo atveju ortofoto galimybės susigeneruoti nėra, jeigu mes pasirinkam 3D modeling. Čia galime pasirinkti duomenų eksporto formatus. Daugiau kažkokių opcijų nėra. Jeigu mes pasirinkam mapping, čia opcijų mes turim daugiau, tai 2D point cloud, tai galima sakyti, čia tas tradicinis point cloudas, ortofoto, taip pat galim mes meshą susigeneruoti, tai susigeneruoja meshą, mes jo peržiūrėti Trimble Business Center negalėsime matyti, galėsime tik tai matyti kitose programinėse įrangose, kaip Viewer'ose. Beje, Trimble Business Center mes paviršių galėsim susigeneruoti, bet jis ne mesh vadinasi, o surface. Tai čia visas meniu punktas yra surfaces.
tai apie jį šiek tiek vėliau. Taip, galime pasižymėti ribą, boundary, kurioje mums sugeneruoti ir iškirpti duomenis. Tai jeigu jos nepažymėsime, mums bus visi duomenys sugeneruoti. Tai jeigu mes jau turime skrydžio poligoną, galime jį čia pasižymėti, arba galime patys nusipiešti liniją ir poligoną ir jį čia pasižymėti. Taip, duomenų eksportavimo formatai, tai turbūt populiariausias LAS tai toks daugiau archyvinis formatas. Ortofoto, turime porą opcijų, viena iš jų TIFFas su JPEG kompresija, tai rekomenduočiau šį rinktis, failų dydis bus žymiai mažesnis, o rezoliucija daug nenukentės. Taip, 3D mešų mes nesirenkame, ortofoto rezoliucija. Tai vėlgi, maksimalios turėsime milimetrinį, o vidutinis turėsime 2 cm. Galime parinkti šiuo atveju, kad ir įdomumo dėlį ir 8 mm susigeneruoti. Taip pat dar yra opcija išfiltruoti nuotraukas pagal jų pasvirimo kampą. Pavyzdžiui, jeigu norime susigeneruoti duomenis tik tai iš daugiau tokių horizontalių nuotraukų, kaip, pavyzdžiui, galbūt skraidėme ir visiškai pavertę kamerą ar dronas daugiau sviravo, tai galime mes nurodyti kampą ir matysime, kurios nuotraukos bus išmestos. Tai šiuo atveju mes generuosime iš visų nuotraukų rezultatus. Ir įdomumo dėlį gal susikurkime poligoną, boundary taip vadinamą, ir jį pažymėsime duomenų apdorojime. Taip. Tai mes pasižymim boundary. Bus riba. Nusipaišome šią ribą. Ir boundary lange ją galime pažymėti. Matome boundary ribą. Ir spaudžiame mygtuką Create. Tai šis procesas, aišku, ilgiausiai užtruks, nes mums bus sugeneruojamas ir taškų masyvas, ir ortofoto, kuriuos mes vėliau paanalizuosime. Duomenų apdorojimas užtruko apie pusvalandį ir matome užrašą Success ir jau galime importuoti duomenis į projektą, nes šiuo metu tie duomenys yra sugeneruoti kaip atskiri failai. Ir spaudžiame importuoti. Taip, ir turime sugeneruotus duomenis. Galime išjungti pradinius duomenis, kad jų nerodytų lange. Ir palikti, pavyzdžiui, tik tai taškų masyvą. Tai mes dabar turime taškų masyvą planiniai padėti. Ir matome, kad taškų masyvas nėra klasifikuotas, yra kaip vienas failas, neva classified. Vėliau mes jį galėsime susiklasifikuoti. Pat dar įsijungiame ortofoto žemėlapį. Kaip matome, ortofoto žemėlapis irgi buvo apkirptas pagal mūsų nustatytą apdorojimą poligoną. Ir matome maksimalios rezoliucijos sugeneruotą ortofotą.
Palyginimui sukrovėme ir iš interneto ortofoto žemėlapį. Taip pat galime pakeisti backgroundą mūsų sugeneruoto žemėlapio. Tai užeiname į ortofoto savybės ir transparent background. Yes. Turime dabar permatomą ortofoto žemėlapį. Jeigu norėtumėm išsieksportuoti šios duomenys, tai galėtume tai padaryti ir čia, Home, Export. Taškų masyvai eksportuojami čia, parenkant Point Cloud ir formatą LAS. Tuomet reikėtų pasižymėti, kurį taškų masyvą mes eksportuosime. Aišku, mes dabar vieną turime, tai paprasta, bet mes pasižymime taškų masyvą. Taip, atsidarome taškų masyvą. Pasižymime. Pasirenkame failo pavadinimą. Taip pat galime praretinti taškų masyvą būtent šiame etape, nurodant, kiek konkrečiai taškų mums palikti, bet tą galėsime padaryti atskirai. Taip pat galime lasso formatą pasirinkti, galim pasirinkti naujesnį 1.4 ir spaudžiame Export. Taip pat yra galimybė užsaugoti duomenis į Trimble Connect, tai būtent Remote Save. Visų duomenų užsaugojimas galimas į Trimble Connect, būtent per šitą Remote Save mygtuką. O ortofoto eksportavimas yra prie dalies, ortofoto image exporter, taip pat lygiai tokiu pačiu principu. Pasižymime ortofoto ir išsieksportuojame. Visgi čia ortofoto image exporter, tai čia tik tai geoorientuotų pačių nuotraukų eksportavimui. Šitas orto image exporter, tai mums nėra būtinybės eksportuoti nuotraukos. Ortofoto nuotraukos mes galime užeiti paprasčiausiai į duomenų rezultatų katalogą. Ir matome čia mes jau sugeneruotus visus duomenis. Čia randame jau taškų masyvą LAS formatu ir EOS Flight Mission Ortho-True ortofoto nuotrauką. Tai mums papildomai vis dėlto eksportuotis ir nereikia. Na ir grįžtame dar prie fotogrametrijos funkcionalumo. Apžvelgsime funkciją Measure Photo Point, kuri suteikia galimybę pamatuoti taško koordinatės iš pačių nuotraukų. Jeigu, pavyzdžiui, taškų masyve ar ortofoto tas taškas, ar norima pamatuoti vieta nesimato, pavyzdžiui, medžio kamienas ar pastato apačia, mes galime pamatuoti ir iš nuotraukų užkirčio principų, tai mes nuotraukoje turėsime pažymėti keliose nuotraukose pažymėti tašką ir bus apskaičiuojamas jo koordinatas. Tai būtent šis funkcionalumas Measure Photo Point. Na ir pabandykime pamatuoti būtent šio konteinerio, pavyzdžiui, viršutinį šį kampą. Tai matome dabar ortofoto, žinoma, jeigu spusteltumėm ortofoto, mes irgi pamatuotumėm X, Y, Z, paimtumėm iš taškų masyvo, būtų pamatuotas Z, bet jeigu norime mes panaudoti šį būtent funkcionalumą, galime tai padaryti. Tai mes padarykime čia, pasižymime taško numerį, užsivadiname, pavyzdžiui, 11 konteineris. Galime koduoti, pažymėti kodą, į kokį sluoksnį dėsime. Taip, apie sluoksnių funkcionalumą neminėjau, bet galime susikurti atskirus sluoksnius ir po to patogiai tuos taškus eksportuoti ir rūšiuoti. Paspaudžiame mygtuką ant Pixel Picker ir čia mes jau galėsime pažymėti nuotraukoje tą tašką.
Tai mums reikia pradžiai žinoti pradinę nuotrauką, kurioje matosi šitą vietovę. Tai mes galime tai padaryti įsijungę nuotraukas. Ir būtent čia šitoje nuotraukoje turėtų matytis. Ir matome, kad nuotraukos numeris būtų reference image 146 baigėsi. Tai mes susirandame tokią nuotrauką 146 ir ją atsiverčiam. Taip, tai mes esame dabar nuotraukoje ir galime pažymėti, norime pamatuoti tašką, paspaudžiame vieną kartą ir taip kaip matavimo kontūrženklius paspaustume antrą kartą. Tai prie to pačio dar noriu paminėti, kad šitas pažymėjimo metodas, galima šitą pažymėjimo žymeklį pasikeisti į patogesnį galbūt, tai ant klaviatūros paspaudžiame Ctrl ir laikome Ctrl, paspaudžiame Shift, tai matome mūsų žymeklis pasikeičia į tokį aktyvų, jau iš karto prizūmintą, tai jau vieno mygtuko paspaudimu galėtume matuoti tašką ir vieno paspaudimo principu mes pasimatuojame. Taip pat galime ir šį žymeklį dar keisti, tai vėlgi paspaudžiame Ctrl mygtuko klaviatūros ir laikome jį paspausti ir paspaudžiame Alt. Ir matome, kaip mūsų taikinukas keičiasi į skirtingą. Tai galime susirasti savo pasirinkti patogiausią. Ir jeigu norime grįžti į tradicinį matavimo metodą, vėl spaudžiam Ctrl Shift ir tada dviejų paspaudimų principų mes matuosim. Tai aš pasilieku šį žymeklį, paspaudžiu vieną kartą ir tada paspaudžiu antrą kartą. Ir matome pažymėtą tašką, bet iš nuotraukų matuojant vieno taško neužtenka. Tiesa, mes galime dar įsijungti matavimų lentelę. Paspaudžiam čia, New Photos Point Spreadsheet. Taip, o šitą meniu galima mes nukelti į apačią, šitą juostą. Paspaudžiame New Horizontal tab. Taip, ir mes ją nusikeliam į apačią. Tai taip, bet kokią langą galima susidėlioti, galima ekraną pasidalinti per pusę vaizdus, tai būtent paspaudus ant to tabuko dešinį mygtuką ir New Horizontal tab arba New Vertical tab ir bus padalintas ekranas. Tai šiuo atveju Photos Point Spreadsheet aš padalinau, nukėliau į apačią ir matome, kad koordinatė dar neišskaičiuota, 11 taškas, konteineris unresolved, trūksta dar pamatavimo, aš dar turėjau pažymėti ir kitose nuotraukose. Tai aš pasirinku gretimą nuotrauką. Ir pažiūriu, ar joje matysis taip pat šitas taškas. Taip, nesimato. Tai nuotrauka prieš. Turime ir tuo pačiu principu pažymime šį tašką. Taip, ir matome pačioje lentelėje statusas resolved, iš dviejų nuotraukų jau koordinatė išskaičiuota. Jau galėčiau paspausti mygtuką Compute ir apskaičiuoti to taško ir išsaugoti to taško galutinės koordinates. Taip ir padarome, spaudžiame Compute ir uždarome šį langą. Taip, tik tai mes matome, kad paskaičiavome koordinates iš nuotraukų. Užeikime į 3D vaizdą. Taip, iš gretimų nuotraukų kampas yra pakankamai smailus. Tai, aišku, klaidos tikimybė yra didesnė. Tu geriau parinkti šiek tiek tolimesnės nuotraukos ir padaryti daugiau matavimų. Taip, bet kokiu atveju mes turim pamatuotą tašką ir galime jį matyti jau taškų sąraše. Nuotraukos. Taip, turime šį tašką. Štai šis.
ir šio taško LKS koordinatas. Tai pažiūrėkime taškų masyvą, ką mes pamatavome. Sujungkime taškų masyvą, point cloudą. Pažiūrėsime, ar atitinka su taškų masyvu. Prisizūminkim, išjungkime fotogrametrijos žalius duomenis, nuotraukas. Ir prie to pačio parodysiu įrankį Limit Box, su kuriuo galime patogiai peržiūrėti norimą vietovę. Išjungime nereikalingus langus. Taip, ir galime mes vaizdą pasistumti, būtent šių rodiklių pagalba. Jeigu žinome, aišku, į kurią pusę mums aktualu, taip pat dešinė pusė mes galime bet kada išjungti limit boxą, jį vėl aktyvuoti. Ir taip pat patogus mygtukas yra dešinė Fit to View, tai mums padarys limit boxą tokio dydžio, ką mes ekrane matome. Pavyzdžiui, jeigu mes norime tik tai šį konteinerį prisizūminti, mes prisizūminam ir paspaudžiam Fit to View ir mums iškerpa būtent tą gabaliuką. Taip pat šios limit boxus galime užsisaugoti, create, ir ateityje juos patogiai atsidaryti būtent tą vietovę. Būtent čia turėtume nurodyti limit boxo pavadinimą ir po to mums būtų patogu ir greitai atsiversti tą pačią vietą. Taip, mes pasitikrinam, ką mes pamatavom iš nuotraukų ir matome, kad taškas labai tiksliai viršuje pamatuotas. Jeigu mes matuotumėm iš taškų masyvo, spaustumėm ant ortofoto ir taškų masyvo, tai ne faktas, kad paspaustume keliais centimetrais į šoną ir altitudė būtų paimta apačioje. Šiuo atveju mes paėmėm viršų. Tuo pačiu galiu parodyti, kad konteinerio taškų masyve nėra praktiškai taškų, point cloudo taškų ant plokštumų, ant šonų. Tai dėl to, kad mes apdorojant duomenis pasirinkome, galime dar kartą užeiti, apdorojant duomenis mes pasirinkome 2D point cloud tipą. Jeigu mes būtume pasirinkę 3D modeling, 3D point cloud, 3D mesh, tai būtų šitas point cloudas žymiai detalesnis šonuose, bet jeigu mes orientuojamės į žemės darbus, kas šiuo atveju matome šlaitą, tai čia pilnai taškų yra ir jų užtenka, tik tai taškų nėra ant visiškai vertikalių paviršių. Taip pat fotogrametrijos modulyje yra mygtukas Send to US Master. Tai US Master yra papildoma programinė įranga gaminama Trimble, kuri skirta grinai papildomai apdoroti fotogrametrinius duomenis. Ten yra daugiau rankinio valdymo funkcionalumo, nes Trimble Business Center šitame fotogrametri meniu procese yra viskas suminimizuota, kad būtų paprasčiau ir nereiktų sukti galvos kokius parametrus naudoti, bet jeigu norite daugiau rankinio valdymo ar turite sudėtingesnio projekto, tai galite paspausti Send to US Master ir tenai apdoroti papildomai tos duomenis. Tai kaip dirbti su US Master yra įrašytas mokymo kursas papildomai ir nuorodą į tą kursą QR kodą įdėsiu ekrane ir nuorodą į šitą YouTube medžiagą taip pat šio video aprašymuose įdėsiu. Tai fotogrametrijos funkcionalumų būtų tiek. Dabar pereikim prie Point Cloud meniu, kuriame apžvelgsime, ką galime mes atlikti, kokias operacijas su taškų masyvu, kaip jį galime redaguoti, klasifikuoti. Tai galbūt pradėsiu nuo taškų masyvo klasifikavimo, Classify Point Cloud, šio meniu punkto. Atsidarome jį ir čia galime pasirinkti, matome du tabukus, Classification ir Training. Tai trumpai užsiminsiu apie Training opciją, kuri leidžia
dirbtinio intelekto pagalba mums filtruoti mūsų norimus objektus. Tai mes turime programinį įrangą išmokinti, nurodyti, kokio objekto norime ieškoti. Ir programinė įranga mokinasi ir būtent ieško šio taškų masyve šių elementų. Tai mes šito funkcionalumo dabar nepademonstruosim. Mes pereisim prie tradicinio klasifikavimo. Ir čia classification type mes turime pasirinkti, kokio tipo duomenis mes turime. Tai outdoor, tai lauke surinkti duomenys, ir čia turime du tipus, terrestrial ir aerial. Tai terrestrial yra su antžeminiu skeneriu surinkti duomenys, o aerial dronų surinkti duomenys. Taip pat turime pastatų vidaus klasifikavimą ir geležinkelių. Tai šiuo atveju mes turime outdoor terrestrial, outdoor aerial duomenys surinktus dronų pasirenkame. Tada turime pasirinkti, pažymėti, kokį taškų masyvą klasifikuosime. Paspaudžiame. Tas taškų masyvas, matome, pažymėtas, nusispalvina ir pažymime, ar visas klases norėsime klasifikuoti, kurios čia dabar yra išvardintos, ar, pavyzdžiui, jeigu mums reikia tik tai žemės paviršius, tai mes galime tik tai žemę pasižymėti. Šiuo atveju įdomumo dėlei galima palikti visas klases, nors čia stulpų, elektros linijų ir nėra, galime palikti. Ir žemiau yra dar papildomas punktas Refine Classification. Tai jisai po šito pradinio klasifikavimo dar papildomai patikslina žemės paviršių, pastatus ir krūvas. Tai spaudžiame Classify ir Refine, atlikti visus tuos du etapus. Šiam objektui suklasifikuoti užtruko apie turbūt porą minučių duomenys programiniai įrangai. Teisingai, dabar dar matome, kad čia pradinis klasifikavimas tik įvyko, dabar vyksta Refine, Ground Building Stockpiles Refine, papildomas patikslinimas. Ir Refine etapas užtruko apie porą minučių. Ir turime galutinį klasifikavimo rezultatą. Taškų masyvą. View Filter Manager lange galime matyti suklasifikuotas klases, čia prie Point Cloud Regions. Anksčiau buvo tik tai default ir bendra klasė. Dabar matome suklasifikuotas ir galime jau pasižymėti mums aktualų sluoksnį ir tik tai su juo dirbti. Tai kaip šiuo atveju aš pasižymiu tik tai žemės paviršių, ground, ir jau dabar galėčiau visas operacijas atlikti tik tai su žemės paviršiumi. Toliau, kas liečia Point Clouds funkcionalumą, galime mes tam tikras klases, pavyzdžiui, apjungti. Jeigu mums jos yra neaktualu, kaip buvo išskirtos, pavyzdžiui, augmenija žema ir aukšta augmenija, mes jas galime pasižymėti. Matome ekrane rusva spalva nusispalvino ir paspaudžiame mygtuką Merge Regions. Užduodam pavadinimą, galime lietuviškai parašyti augmenija. Ok. Ir turime vieną bendrą sluoksnį iš dviejų. Ir galima pasikeisti spalvą. Čia pakeičiau pastato gildų spalvą.
Štai ta mėlyna. Taip. Na, turim žalią aumenį. Galime pažiūrėti, kaip programinė įranga suklasifikavo kitus sluoksnius. Pols, kaip stulpai, tai čia matome daugiau mažiau medžių kamienį, tai jūs irgi galėtumėm rankiniu būdu priskirti, kaip augmeniją prijungti prie jos. Taip, stockpiles. Ir matome, kad programinė įranga automatiškai krūvas surado. Ir jeigu mes norėtumėm skaičiuoti šių krūvų paviršius, jau mums nebereikėtų papildomai išskirinėti, mes jau galėtume šių krūvų tūrių skaičiuoti. Ir krūvų skaičiavimai yra taip pat papildomas mygtukas Extract Stockpiles, kurio pagalba galime mes labai patogiai ir automatiniu rankiniu būdu atpažinti krūvų apačios perimetrą ir skaičiuoti krūvas. Tai kaip tai daryti, irgi buvo įrašytas papildomas filmukas ir jo QR kodą įdėsiu ekrane, bei šio video aprašyme nuorodą į būtent šį video, kaip naudoti Extract Stockpiles funkcionalumą. Taip, galime rankiniu būdu apsikirpti taškų masyvą, tai tam yra skirta apatinė juostoje pasižymėjimo tipas, Rectangle Select ir poligono pasižymėjimo tipas, tai galime parinkti mes Rectangle Select ir mes galime pasižymėti. Tai šiuo atveju paspaudžiau ant taškų masyvo vieną kartą, tai aišku, šį pasižymėjau, jisai nusispalvino man ekrane, bet dabar paspaudžiu šone, kad atžymėčiau šį taškų masyvą. Ir jeigu noriu pažymėti norimą gabalą taškų masyvo, aš turiu paspausti, laikyti perytės mygtuką ir apibraukti man reikalingą vietą ir taip aš pasižymėsiu būtent šito taškų masyvo gabalą. Ir pasižymėjus matome, kad nusispalvino kita spalva. Tuomet aš galiu ką daryti? Aš galiu, pavyzdžiui, susikurti naują regioną, create region, arba pridėti prie tam tikro regiono. Pavyzdžiui, jeigu čia pasižymėjau tam tikrą žemės paviršių, aš jį galiu, ar sklypą, aš galiu, pavyzdžiui, susikurti kaip ir naują regioną ir nurodyti, pavyzdžiui, sklypas kaip pavyzdys. Ir matome, mums susikūrė atskiras sluoksnis, sklypas, kurį aš jau galiu atskirai valdyti, pasižymėti, atžymėti. Ir vėlgi taip pat tokiu pačiu būdu susijungti, kaip prieš tai rodžiau, į vieną bendrą taškų masyvą. Taip pat su šiais mygtukais galima keep in, keep out, irgi karpyti tam tikrą taškų masyvą, jeigu norime mes jį apsivalyti. Bei turiu pastebėti, kad duomenys, kai mes karpame, jie iš duomenų bazės nėra ištrinami ir mes juos galėsime bet kada atsistatyti. Taip, Sample Point Cloud, Sample Region funkcionalumas. Pažymime, koks bus naujo taškų masyvo funkcionalumas, mes pasižymime tą taškų masyvą ir čia turime keletą opcijų. Pavyzdžiui, jeigu mes norime palikti taškų masyvę po tašką, tik tai kas 1 kvadratinį metrą, kaip šiuo atveju, tai galime mes tai padaryti. Pavyzdžiui, padarykim paviršius, pavadinkime, pasižymime tik tai žemės paviršių, pasižymėjome šį taškų masyvą, spaudžiam Spatial, taip pat yra dar opcija Random, tai aišku, atsitiktinė tvarka bus prarūšiuota, tai mes nurodome, kiek milijonų taškų palikti. Tai mes palikim Spatial, kas 1 kvadratinį metrą ir susikūrėme būtent naujo taškų masyvo sluoksnį. Ir turime, kairėje pusėje matome paviršius,
prie pavadinimo dar pridėtas 1 metras, kad būtų aiškiau, ir matome ekrane mes turime kas metrą po tašką ir turime lengvą taškų masyvą, kuris būtų patogus naudoti, jeigu paskui norėsime susikurti žemės paviršių. Jeigu norime mes ištrinti būtent šį sluoksnį, einame į Project Explorer ir čia delete galime ištrinti. Toliau Extract Point Feature funkcionalumas. Mes galime pusiau automatiniu būdu aptikti šios objektus, kaip medis, stulpas, ženklas ar šuliniai. Tai šiuo atveju galime pažiūrėti medžio funkcionalumas. Ar būtų čia naudingas, bet čia kažkokių išraiškesnių medžių nėra, kad matytųsi kamienas. Vis dėlto reikėtų su lidar skeneriu skanuoti, jeigu mes norėtume medžių identifikaciją daryti. Taip pat programinėje įrangoje yra linijinių objektų atpažinimo funkcionalumas, kaip kelio bortelis ar kelio ašinės linijos. Ar Extract Geometry mes galime patys susikurti figūrą, kažkokią formą ir būtent ieškoti tokių fragmentų. Taip pat apsikirpti taškų masyvą yra ir dar viena opcija pagal pasižymėtą ribą. Ribą mes galime importuoti, kad ir 2D ribą, arba galime nusibrėžti patys. Tai jeigu norime nusibrėžti patys, tai galime padaryti čia prie CAD funkcionalumo ir pasirinkę Boundary. Pasirinkam Boundary, trumpai parodysiu šią opciją. Pažymime ribos pavadinimą, pavyzdžiui, riba, paspaudžiame Endpoint ir ekrane apsibrėžime, kas mums yra aktualu. Ir 2 paspaudimais užbaigiame ir paspaudžiame Escape. Na ir matome mes nubrėžtą ribą ir galime dabar grįžti į Point Clouds funkcionalumą, Boundary Select. Įdomu dėlį parodysim, dar užėkime į 3D vaizdą. Matome, kad ta riba yra nulinėje altitudėje nubrėžyta, tai jokio skirtumo. Užeiname į Boundary Select ir pasižymime būtent šią ribą. Ir programinė įranga mums, matome, iškart pažymėjo tą taškų masyvą, kuris yra viduje šios ribos. Ir dabar mes galime išsikirpti ir dirbti atskirai, pavyzdžiui, su šitų objektų. Taip pat galime mes importuoti ir savo kažkokius gisinius failus, shape failus ir su jais tą patį padaryti. Tai mes turime čia ribą shape, mes ją įsimportuojam. Tai programinė įranga sako, kad skirčių koordinačių sistema, tai mes nekeiskime koordinačių sistemos, palinkime šią opciją. Matome, įsimportavę poligonus 2D vaizde. Ir čia konkrečiai turime ribą pagal ežero krantą. Ir taip pat galime panaudoti šį funkcionalumą. Grįžtame į Point Clouds, Boundary Select. Žinome čia ir pažymime šią ribą. Ir programinė įranga, matome, pažymėjo būtent taškų masyvą esantį tik tai šioje riboje. Tai jeigu mums aktualus žemės paviršius, tai aišku, mums reikėtų pirmą ekrane vaizduoti tik tai žemės paviršių. Dabar išjungiame ir Ground Refined įsijungiame. Ir dabar jau mes turėsime pažymėtą tik tai žemės paviršių. Štai čia.
Taip pat galime pasižymėję objektai ištrinti, jeigu nereikalingas. Papildomai parodysime, kaip parsisiųsti duomenis iš geoportalo, Lidaro taškus. Tai mes turime turėti sutartį su prisijungimui prie geoportalo ir matome, kad yra 2 metų, 2017 ir 2022 metų erdvinio skanavimo taškų masyvas ir mes spaudžiame, pasirinkame 22 metų archyvą ir spaudžiame užsakyti. Tuomet Lidaro duomenys yra sudalinti planšetais po kvadratinį kilometrą ir mes tada susirandame vietovę, kurioje mums yra aktualūs duomenys ir pasirenkame šiuo atveju poligoną, pasižymime ir mums pažymimi planšetai, kurie papuola į šią teritoriją ir spaudžiame mygtuką užsakyti. Ir tokiu būdu mes turime papildomai nurodyti dar informaciją. Matome, kad LAS formatu parsisiųsime duomenys ir turėsime 4 kvadratinius kilometrus point cloud duomenų. Tai pažymime, kokiam laikotarpiai naudosime duomenys ir užsisakome. Toliau mes šios duomenys importuosime į Business Center, į tą patį projektą. Taip, grįžome į Trimble Business Center programinį įrangą. Vėlgi per import mygtuką arba galime daryti drag and drop. Susirandame parsisiųstus duomenys ir šiuo atveju yra LAS išplitimo ir spaudžiame import. Taip, programinė įranga mūsų klausia, ar ir šie taškų masyvai yra geoorientuoti, tai reiškia georeference. Tai mes pasirinkame, kad taip yra surinkti ir taškų masyvas yra geoorientuotas ir mes spaudžiame OK. Na ir turime suimportuotą taškų masyvą iš geoportalo. Aišku, mums tiek daug duomenų nereikia, mes galime išsikirpti, kas mums aktualu. Būtent mūsų ta pati teritorija, kuri buvo kartografuota dronu. Tai prie scans mes galime išsijungti drono duomenis ir išsikirpti mums reikalingą teritoriją. Ir galime netgi panaudoti tą patį funkcionalumą, pasižymėti pagal poliliniją. Tai grįžtame į Point Clouds meniu, Boundary Select. Tik Boundary Select funkcionalumas, reikia pasakyti, veikia Plan View vaizde, 2D vaizde, ne 3D vaizde. Mes turime grįžti į 2D vaizdą ir tada pasižymime ribą. Taip, mes atžymėkime ir kitus taškų masyvus mums nereikalingus. Ir susikūrime naują regioną. Geoportal Point Cloud. Taip, pasižymėme visus ir pasižymėme tik tai šį. Taip, ir matome, turime tik tai šį taškų masyvą. Galime taip pat susiklasifikuoti, išsifiltruoti tik tai žemę. Tai darome, tai pasižymime. Classify Point Cloud
ir mums aktuali tik tai žemė. Aerial reikia nepamiršti pažymėti, ne terrestrial, o aerial. Atžymime visas klases, paliekame ground, classify ground ir spaudžiame klasifikavimą. Ir turime taškų masyvą suklasifikuotą, mes jį vadiname geoportal žemė. Būtent tik tai tą gabaliuką iš geoportalo. Mes taip pat apsikirpome ir susiklasifikavome 2 sluoksnius iš drono duomenų, išsikirpome pagal tą patį poligoną ir pasivadiname drono žemė. Tai būtent šis sluoksnis, šį gabaliuką pagal šį poligoną. Ir taip pat geoportal irgi išsiklasifikavome žemę. Tai turime čia scans pažymėti, kad rodytų ir geoportalo taškų masyvus. Taip, tai matome dabar 3D vaizde 2 taškų masyvus. Jeigu norime panalizuoti tą pačią į kokią nors konkrečią vietą, galime irgi panaudoti limit box įrankį. Taip ir matome, kiek paviršiai skiriasi konkrečiai vietai. Retesnis taškų masyvas geoportalas ir tankesnis iš drono surinkti duomenys. Parodysiu dar įrankį Plane Manager, Cutting Planes, šie 2 mygtukai. Mes užeiname į Plane Manager ir galime pasidaryti pjūvį tam tikroje plokštumoje. Tai pradžioje turi susikurti šios pjūvius. Spaudžiame New ir galime pasirinkti palei įvairias ašis, ekrano vaizdui pagal 3 taškus. Šiuo atveju mes pasirinkime Vertical Plane ir mes galime nurodyti 2 taškus. Būtent per kokius 2 taškus mes norim šitą plokštumą susikurti, tai spaudžiame taškų masyvę 1 tašką, 2 tašką ir matome ekrane pavaizduojama plokštuma, vertikali plokštuma ir mes šį langą uždarome. Tuomet užeiname į Cutting Plane įrankį ir ekrane mums atsiverčia vaizdas, ekrano apačioje, būtent per šią plokštumą pjūvis. Galime prisizoominti. Šiuo atveju matome parinktą Plane 1, kurią mes susikūrėme ir jos storumas yra 30 cm. Mes galime pakeisti, pavyzdžiui, į 10 cm. Aišku, point cloudas iš geoportalo yra labai retas, tai galime šiek tiek pasididinti taško dydį, kad geriau matytųsi. Vis tiek mažokai tada pakeiskime gal į pjūvį kas 20 cm. Taip, ir matome, kad čia taškų masyvas beveik sutampa, o čia jau atstumas yra tarp taškų didesnis, tarp 2 taškų masyvų. Taip pat mes galime pasimatuoti ir atstumą su Measure įrankiu. Viršuje pasirinkame šį įrankį, pasirinkame nuo kokio taško iki kurio taško. Taip, ir mes turime šį dešinėje pusėje horizontalų atstumą. Ir būtent čia jisai yra horizontalus atstumas 7 cm, bet vertikalus, kuris mums aktualus, yra apie 84 cm. Matom, tą mes pavaizduoti irgi grafinėje dalyje. Tai tiek skiriasi šie 2 taškų masyvai. Dar parodysiu vieną labai praktišką funkcionalumą, kuris vadinasi Draped Objects. Draped Objects funkcionalumas skirtas polilinijos pritraukimui prie taškų masyvų. Pavyzdžiui, šiuo atveju mes turime 2D poliliniją su nuliniu aukščiu. Matome, altitudės jinai neturi. Ir taškų masyvas yra reikiamame aukštyje. Tai mes, jeigu norime tą poliliniją pritraukti prie taškų masyvo, galime pasinaudoti šiuo funkcionalumu Draped Objects. Tai tokiu atveju mes pasižymime poliliniją, Select Cat Objects
ar poligoną, tada prie kurio taškų masyvo pritraukti. Tai mes pasižymime geoportalo taškų masyvą. Toliau, kokiu atstumu ieškoti artimų taškų, tai polilinės skaidoma tam tikrais sektoriais. Šiuo atveju mes galim nurodyti kaip pavyzdys kas metrą ir ieškomi artimiausi taškai. Ir čia yra įvairių algoritmų, ieškoti aukščiausių, žemiausių taškų ar vidutinių, tai mes galim parinkti average elevation, vidutinį aukštį toje vietovėje taškų masyvo ir galime spausti apply. Tai čia užtruko sekundę ir matome violetinė spalva nuspalvinta polilinija, kuri yra, matome čia visiškai pritraukta prie taškų masyvų. Mes tuomet jau galėtumėm, jeigu mums nereikalinga šią apatinę poliliniją, mes galėtumėm ją jau ir išsitrinti iš savo projekto. Tai galim pašalinti ir šią. Tai turime poliliniją, line string, kuri vadinasi, būtent ši, jau pritraukta prie taškų masyvo su pakoreguota altitudė. Taip. Čia yra ir daugiau funkcionalumų, kaip susikurti būtent šis create cat points, reiškia sukurtume mes piketus iš taškų masyvo nurodytų tinkleliu, galime susikurti tam tikrus taškų masyvo pjūvius, jeigu mums jų reikia, tam tikru atstumu sukursim pjūvius ir galime juos netgi konvertuoti paskui į CAD linijas. Taip pat galime susikurti ir ortofoto iš taškų masyvo, jeigu mes dirbsime tik tai 2D erdvėje ir nenorime iš ortofoto tai daryti, bet iš taškų masyvo galime susikurti ortofoto. Toliau parodysiu paviršiaus kūrimo funkcionalumas, surfaces, būtent šis funkcionalumas. Ir mes galime susikurti paviršių. Pavyzdžiui, paimti mūsų iš geoportalo duomenų, paliekame tik tai geoportalo žemės paviršių ir susikursime mes paviršių. Spaudžiam create surface, pasižymėjome taškų masyvą. Pavadinimą padikime geoportalo paviršius. Spalva netaip svarbu, galime datą uždėti ir spaudžiam OK. Taip, turime trianguliuotą paviršių, kurį mes galime taip pat dar ir redaguoti. Kad šiek tiek apkirpti nereikalingą vietą, būtent šią paviršiaus vietą mes galime pasinaudoti įrankį Trim Surface Edges. Mes turime pažymėti tašką už paviršiaus ir pačiame paviršiuje tos trikampius galėsim ištrinti. Taip mes dabar esame 3D vaizde, tai reiktų grįžti į 2D vaizdą, šitas funkcionalumas veikia 2D vaizde. Ir mes kaip tik turime ir savo kedinę liniją sukurtą, čia matom ir žymime tašką išorė ir tašką link paviršiaus. Ir matome, mums programinė įranga pratrina nereikalingas paviršiaus vietas. Grįžtam į 3D vaizdą. Tai patys paviršiai sukurti atsiranda naujame View Filter Manager lange čia. Arba galime mes jūs matyti ir Surfaces ir čia. Pakeiskime vizualizaciją į Shading by Elevation. Ir dar mums reikia išjungti taškų masyvą.
Na, čia altitudė, aišku, viename aukštyje, tai tų spalvų nelabai yra, tik tai viena krūvelė. Tai va, mes turime sukurtą paviršių. Taip pat analogiškai paviršių galime susikurti ir iš drono duomenų. Create surface. Drono paviršius. Tada ekrane turime pasilikti tik tai. Taip, ir automatiškai lygiai taip pat susikūrėme antrą paviršių dronų. Čia yra tam tikrų šiukšlių, kurias irgi galime pašalinti. Taip, dėl paviršiaus koregavimo. Jo, mes šitą funkcionalumą jau žiūrėjom, kaip paprastai iš kraštų prasivalyti, bet yra dar keletas funkcijų naudingų tokiems pikams pašalinti. Tai viena iš funkcijų yra flatten surface. Ir čia mes galime pasirinkti toleranciją ir viršūnės pikai gali būti pašalinti virš paviršiaus ar žemiau paviršiaus ir, pavyzdžiui, duodam toleranciją, kad aukštesni negu 10 cm išsišokimai, tokie pikai būtų pašalinti. Ar mes norim sukurti naują paviršių, ar breakline sukurti ir pasirenkam ir galime išbandyti šį funkcionalumą. Taip, matome, dalis buvo pašalinta viršūnių. Ne visos, nes čia turbūt yra daugiau taškų viršūnėje ir dėl to ši viršūnė nebuvo pašalinta. Aišku, šį funkcionalumą šį procesą galima pakartoti. Matom, kad buvo 1300 viršūnių verteksų pašalinta. Tai pakartojus dar kartą, matome, jau ši buvo pašalinta. Ir mes šaliname viską, kas yra virš paviršiaus, taip pat galim būtų šalinti, kas yra žemiau, jeigu yra viršūnės. Taip pat, jeigu būtų sudėtingesnė situacija ir šis funkcionalumas nepadėtų, galima šį paviršių susisprogdinti, taip sakant, išskaidyti į pavienius objektus. Galima jį susikurti naują paviršių. Naujas layers paviršius. Ir mes jį susiskaidome. Ja, ir turime visą paviršių suskaidytą jau į atskirus trikampius, kuriuos mes galime pasižymėti jau pavieniui ir išsitrinti, kas mums yra nereikalinga. Pavyzdžiui, pasikoreguoti šias viršūnės ir jas išsitrinti. Taip, ir išjungiama esamą paviršių, matome, kad tos viršūnės nebėra. Lygiai taip pat galime pašalinti ir kitas viršūnės. Ja, ar kitą informaciją. Ir tada jau mes iš šitų polilinijų ir taškų galime susikurti paviršių iš naujo. Pasižymime visus objektus. Ir tas pats procesas create surface. Naujas paviršius ir spaudžiam OK arba apply. Ir turime naują paviršių.
paviršių, kuriame buvo ištrinti mums nereikalingi pašaliniai elementai. Naujas paviršius. Taip pat mes galime paviršių susikurti ir didesniai teritorijai, o po to išsikirpti tik tai mūsų dominančią teritoriją. Pavyzdžiui, gal šiuo metu mes darėme paviršių išsikirpę iš pradžių taškų masyvą, būtent pagal šitą poligoną, ir iš to taškų masyvo, mažo taškų masyvo darėme paviršių, bet turbūt sugeneruoti paviršių šiek tiek informacijos trūksta pagal būtent to poligono kraštus, tai būtų geriau iš pradžių turbūt apsikirpti didesnį taškų masyvą, susikurti paviršių, o paskui paviršių sumažinti pagal mūsų reikiamą poligoną. Tai kaip pavyzdį paimkim visą geoportalo taškų masyvą ir iš jo pasidarykime, čia turime taškų masyvą, ir iš jo pasidarykime bendrą paviršių. Taip, susikursim naują paviršių, visa teritorija ir spaudžiam OK. Tai čia turbūt 4 kvadratinių kilometrų visi tie 4 Point Cloud'o paketai, kurias parsisiuntėm iš geoportalo, tai iš visų tų 4 paketų ir sukursim žemės paviršių. Tai jį sukurti, matom, kiek laiko te truko. Visiškai greitai mes jį susikūrėm ir mes dabar turim tą pačią, tą visą paviršių. Ir turime poliliniją, line stringą šiuo atveju, kuri mums aktuali yra vietovė. Tai galime mes susikurti, išsikirpti, sakykime, paviršių tik tai šios teritorijos. Tai tokiu atveju yra daroma taip. Einame į Surface Boundaries. Pasižymime ribą ir spaudžiame Add. Ir turime paviršių tik tai tos teritorijos. Tai čia gavome tokį plokščią dėl to, kad čia taškų masyvas buvo iškirptas toje vietoje, tai realiai čia sukūrė mum paviršių tik tai pagal esamus aplinkui taškus. Bet tokiu pačiu būdu mes galime paviršių susikarpyti, padaryti tam tikras skylės paviršiui ar išsikirpti mums norimą paviršiaus teritoriją. Taip pat dar trumpam grįžkime prie taškų masyvo. Generavimo. Kaip ir minėjau, Point Clouds, Photogrammetry meniu, susigeneruojant taškų masyvą mes turime 2 opcijas, Mapping ir 3D Modeling. Tai prie 3D Modeling mes galime susikurti 3D taškų masyvą, tai galime pažiūrėti, kaip jie skiriasi, tai buvo sugeneruotis ir vienas ir kitas taškų masyvas. Galime pažiūrėti skirtumus, prisijungime paviršių. Tai turbūt labiausiai skirtumai matysis, kaip ir minėjau, ant vertikalių paviršių, o šitas jūrinis konteineris. Dabar įjungti abudu taškų masyvai, mes išjungiame 3D, paliekam 2D, 2,5D, matome, kad čia taškų nėra daug. Įjungiame 3D taškų masyvą ir matome, kad daug daugiau taškų turime ant paviršių ir taip pat medžių, kamienų, informacijos daug daugiau, kaip pavyzdys šitas medis, galime jį pažiūrėti iš arčiau, limit boxą užsidedam. Taip, dabar turime 3D taškų masyvą, o 2,5D, kaip atrodo, matom, kad medžių, kamienų fragmentų žymiai mažiau. Tai vėlgi priklauso, ką mes norime, kokiam uždaviniu generuojame taškų masyvą. Jeigu žemės paviršių pagrindė, tai pilnai užtenka 2,5D algoritmo. Ir dar kartą grįžkime prie paviršių kūrimo funkcionalumo. Vėlgi mes turime šitą poliliniją ir norime susikurti paviršių. Tai pasižymėme visą taškų masyvą, Point Cloud'ą, kuris mums aktualus, ir dar kartą susikūrėme
paviršių visai teritorijai. Tik tai iš karto galime atkreipti dėmesį, kad pikų tam tikrų bus, nes čia buvo žemės paviršius, vandens paviršius ir vandens paviršius fotogrametriškai apdorotas, matom, turime įvairių šiukšlių, tai arba galime tą point cloudą čia rankiniu būdu apsikirpti būtent su šitais įrankiais, arba paskui mes tada turėsime paviršių koreguotis. Tai susikurkime mes paviršių. Na, galima šiek tiek ir rankiniu būdu pravalyti, dar kartą priminti, kaip tas daroma. Mes turime pasižymėti tam tikrą zoną, taškų masyvų. Ir spaudžiame Keep Out. Ir jau taip labai greitai mes iškart išsimetame, kas mums nereikalinga. Ir kas mums būtų iškraipę paviršių. Tai aišku, kelių mygtukų pagalba susitvarkom taškų masyvą, tada vėl grįžtam į Surfaces, Create Surface. Pažiūrėkime taip, drono paviršius, nes čia bus iš drono duomenų. Pasižymime visus taškus. Taip, jeigu ne viską pasižymėjom, su Ctrl mygtuku galime kitą taškų masyvo gabalą pažymėti. Taip, turime 3 pažymėjimus, spaudžiam OK. Ir turime sugeneruotą paviršių, išsijunkime taškų masyvą. Ir turime paviršių. Tai matome, kad paviršius daug tiksliau sugeneruotas, jeigu mes generuojame iš viso objekto, jeigu mes būtume iš to jau iškirto taškų masyvo generavę, tai paviršius ties mūsų lūžio riba, kuri mums aktuali, ši riba būtų netoks tikslus, tai geriau mums dabar, panaudojant išsikirpimą, išsikirpti paviršių. Tai vėl grįžtame į Surface Boundaries, pasižymime ribą, jinai pažymėta, spaudžiam Add. Ir turim puikiausią paviršių, būtent tos teritorijos, kuri mums yra reikalinga. Tai turime paviršių drono duomenų. Taip, drono paviršius ir turime iš geoportalo sugeneruotą paviršių. Tai matome, čia generavome iš viso taškų masyvų, tai dabar tą paviršių dar reikėtų pergeneruoti turbūt per naujo, kad jis būtų grinai tik tos vietos. Čia matome, kiek šie paviršiai tarpusavį skiriasi šioje vietoje. Taip, pasirenkame 2D vaizdą, geoportalo paviršius, ta pati polilinija Add. Ir mes susitvarkėme ir geoportalo paviršių. Ir drono paviršius. Nu, dabar turime 2 paviršius, grinai apkirptus tai pačiai vietai. Čia prie pat vandens, matom, daugiau yra šiukšlių. Ir paviršius panašiai sutampa. Taip, galėtumėm panaudoti dar vieną funkciją, Flatten Surface. Irgi taip pat šiek tiek pikus nuimti didesnius. Okay. Ir grįžkime dar prie taškų masyvo funkcionalumo.
viena funkcija, kuri gali būti naudinga prieš kuriant paviršius, tai būtų Advanced Filtering. Leidžia mums papildomai prasiretinti taškų masyvą. Ir mes pademonstruosime, kaip taip atrodo. Pasižymime mes vėl visus taškų masyvus, su kuriais dirbsime. Taškų masyvo pažymėjimas vyksta, jeigu mes braukiame iš viršaus į apačią, turime pažymėti pilnai tą taškų masyvą ar objektą, kuris įsitrauktų. Jeigu braukiame, kaip dabar, iš apačios į viršų, tai nesvarbu, kiek mes pažymėsime, viskas pasižymės. Taip, pasižymime, turime pažymėję filtrą. Ir taip, mes galime nurodyti, kokiu retumu praretinti mums taškų masyvą. Pavyzdžiui, šiuo atveju kas 30 cm paimti po vieną tašką. Taip pat galime mes nurodyti, kad jeigu aukštis skirtusi bent 6 cm, būtų peraukštėjimai. Tai tokioj vietovėj paimtum irgi dar papildomą tašką. Tai galime mes pabandyti išjungti šitą dinaminį celės funkcionalumą. Tada Filtering Strategy parinkim, kad iš tos vienos celės 30 kvadratinių centimetrų, tiksliau 30 ant 30 centimetrų iš tokios celės paimtų po vieną išvidurkintą x o y tašką. Tai galime išbandyti šį funkcionalumą. Region name, taip, drono taškai. Ir turime išvidurkintą praretintą paviršių ir informacijos sočiai paviršių sukūrimui, ypač ir ant šlaitų užtenka. Galime išsijungti pradinius duomenis. Ir būtent iš šių taškų jau susikurti daug tolygesnį paviršių. Taip, apsikirpome su Surface Boundaries taip pat. Ir turime jau, matom, žymiai tolygesnį. Nors vis dėlto dar yra mažų viršūnių, bet jau mažiau. Ir dabar mes turime funkcionalumą paviršių palyginimui. Jeigu mes norime palyginti du paviršius, pavyzdžiui, turime drono du paviršių ir geoportalo paviršių, galime juos abu įsijungti. Tai matome, kad jie pakankamai sutampa. Aišku, lyginant reikėtų dar pašalinti šitas viršūnės, kad gautumėm tikslesnį rezultatą. Bet jau matome tam tikras vietas, kur akivaizdžiai paviršiai skiriasi. Ir drono du paviršius, kuris yra va čia viršuje, jis yra bent šioje vietoje aukščiau, reiškiasi žemių čia buvo atvežta papildomai. Tai turime meniu mygtuką ir tai pasirinkome Airfork Report mygtuką, tada Surface to Surface palyginimą. Būtent čia koks paviršius pradinis ir koks paviršius galutinis, ką lyginame, ir galime pasižymėti ribą, jeigu mums aktuali tik viena vieta, ir mes, kad skaičiuosime turi, ir spaudžiame OK.
Ir rezultate gauname ataskaitą, kad buvo nukasta šioje vietoje praktiškai nieko, o papildyta 261 kubinis metras. Tai štai tokią ataskaitą turime. Ir pačiai pabaigai po Airflow Work Report skaičiavimo, kai mes palyginome paviršių su paviršiu, buvom sukurtas toks ISOPAF paviršius, mes galime jį įsijungti, standartiškai jo gali nevaizduoti, tai mes žinom properties ir 3D view vaizde, shadowing pažymė by elevation ir matome paviršių, kuris nuspalvintas, kuriuose vietose paviršių palyginimo rezultatas labiausiai skiriasi. Tai dar mes papildomai galime tokią legendą susikurti, kad būtų aišku, ką tos spalvos reiškia. Tai pasižymime legend ir reikime vietą pažymėti. Tai turime tokį 2D vaizdę, dar padarykime, kad rodytų mums paviršių ir planiai padėti, shadowing by elevation. Ir atžymime. Tai matome, kad šioje vietoje iki 90 cm yra paviršių pokyčiai. Arba čia tą patį galim pažiūrėti 3D vaizde, kuriuose vietose paviršiai labiausiai skiriasi. Tai būtų tiek apie photogrammetry ir point cloud modeling ir tuo pačiu apie surfaces.